Pažiūrėjau, kas vyksta Belfaste, kai baltieji bando nusižudyti. Ir suprantu, kad vis dėlto anglų valdžia, dar ir kaip ten pas juos, kai prie mažai turi resursų, bet strateginį mąstymą ir strategavimą jie dar moka ir sugeba. Anglų valdžia, lokalam, tarp kitko, anglų elitas, vietinius Anglijos gyventojus, anglus, skaito lokalais, maždaug kaip amerikiečiai indėnus. Čia tokie vietiniai indėnai, kad suprastume tą prasme Anglijos elito požiūrį į savo gyventojus. Ir Belfaste, o tengi pagal dėją patys skurčiausi, karingiausi airiai gyvena, tiem airiam duoda nusižudyti. Kas nesąmonė, jie kovoja su šitais emigrantais. Nesąmonė. Ir dabar paaiškinsiu dėl ko. Žiūrėkit, ką jie daro. Jie griauna savo infrastruktūrą. Ten lupa akmenis iš šaligatvių, daužo vitrinas, degina pastatus. Tokiu būdu ką jie bando? Įbauginti emigrantus? Ką? Emigrantai pabėgs iš Anglijos? Nustikit, kad ne. Ką airis gali padaryti tokio blogo emigrantui Anglijoje, kad būtų blogiau gyventi negu Pietų Sudane? Arba negu Sirijoje? Arba negu kokioj šitoj Centro Afrikos Respublikoje? Ar kokioj Nigerijoje? Nesugebės jie padaryti to. Jie tik sugebės sugadinti savo infrastruktūrą. Parodyti nelegalom, kad baltieji yra beginkliai. Po to, kai viskas aprims, Anglijoje yra priimta nauja greitoji teisena. Jau 4000 baltųjų tai pasadino, kai buvo Anglijoje. Irgi nerimum gal prieš metus ar prieš 2. Tai dabar tuos airius, kurie labai aršiausi ir kurie neadekvatus, ta prasme, jų valdžia negali nuvaldyti ir nukreipti, kur reikia, greitų būdu pasodins į teismą. Ir viskas. Ir viską atjapta ir bus baltieji toliau engiami ir dar bus labiau engiami. Kas sakys, netgi lietuvių komentaras rašo, šaunuoliai, taip ir reikėjo padaryti. Debilai jūs, ne taip reikėjo padaryti ir pasakyti, šitoje aš esu neteisus. Ko labiausiai bijo elitas ir politikai? Dėl savo saugumo. Reikėjo eiti ne emigrantus dusinti ir daužyti. Tai nieko neduoda. Reikėjo eiti pas politikus į namus. Pas vietinius deputatus, pas merus, pas tuos visus perus, į elito atstovo dvarus. Eiti ir pas juos pasiklausti. Ką tu padarysi, kad Anglijos lokalas gyventų geriau? Kaip galvojate? Kuris variantas suveiktų? Eiti daužyti savo gatves, parduotuvės, sienas ir emigrantus? Ar politikus prispausti prie sienos? Kaip pasakyti? Arba tu šiandien miršti? Ne šiandien to. Duodame savo šansą, savaitę, pataisyti įstatymus, priimti sprendimus. Ne, tai mes žinom, kur tu gyveni. Tu pabėgsi? Nepabėgsi. Kur tu pabėgsi? Iš Anglijos? Nubėg. Mes tave atrasim Anglijoje, tam liks tavo giminaičiai, liks tavo turtas. Viską supleškinsim, viską sunaikinsim. O dabar žiūrėkit, mano mėlieji, kuri taktika yra geresnė? Kuris kelias turi daugiau šanso, kad prieitume prie norimo rezultato? Rašykit. Labai bus įdomu pažiūrėti. Rašykit dar su argumentais. Kuris variantas duotų daugiau rezultato. Nes tą mes turim pradėti ruoštis Lietuvoje. Aš ne veltui klausiu politikų, kas jum apsaugos, kai tauta eis pas jus į namus paklausti, dėl ko mano vaikui nėra neužtektinai maisto, dėl ko greitoji pagalba, pavyzdžiui, nevažinėja, galų mėnesio trūksta kuro, dėl ko policija nepatruliuoja. Kas jūs apsaugos, kai policija kuro neturės patruliavimui? Kas jūs apsaugo šitą Lietuvos policiją? Mergaitės? Juokaujat. Pašnekėkit su Lietuvos gaisrininkais. Kaip jie padeda Lietuvos policijai, kai reikalinga fizinė galia. Susitvarkyti su kokiu nors labai aršiais lietuvaičiais ir ne tik Lietuvoje. Politikai to nespranta, jie gyvena savo socialinėse fantazijose. Iš principo, mums tai gerai. Tai reiškia, jie netiki, kad mes galim pas juos ateiti. Aš negituoju eiti, nekviečiu eiti,
Kol kas dar anksti. Kai bus laikas, nereikės agituoti. Jūs patys susigituosit ir nuveisit, jeigu jums užteks smegenų. Dėl to apie tai aš jums ir pasakoju, kad pabiški parašiu jum adekvatiem veiksmam, kurie duotų rezultatų. Nori daugiau rezultatų savo gyvenime? Nori šitą viską žiūrėti kaip į teatrą? Yra projektas, norai pildosi. Eini darai technikas, meilė savo. Padarai separacijas. Pasižiūrė apie pinigus, kaip reikia pakeiti savo gyvenimą, kad jų pinigų gyvenime padaugėtų. Arba sakai, kad aš pridurkas, debilas, senas vatnikas ir eini toliau žudytis. Tavo teisė rinktis. Bet kokia atveju, tu esi nuostabus, jeigu dažiai čia, parašai komentarą, jeigu YouTube tai geriau būtų ne mažiau kaip 3 žodžiai, pavyzdžiui, tu vatnikas debilas irgi tinkamas, užskaitomas, YouTube viskas tinka. Ir pamastyk, kas yra tavo gyvenimas ir ko tau laukti.